Sveiki, mano mėlyje, buvo gautas iškvietimas nustatyti konkrečiai, pro kur ateina drėgmė ir dėl kokių priežasčių pelyja sienos. Tai atvykę pas klientą, nustatėme su įranga, išmatavome, kur konkrečiai prabėga drėgmė. Tai buvo aptikta, kad plytelės yra nesandarios ir nėra hidroizoliacijos po plytelėm išklijuotos normalios. Jinai buvo tiesiog pratrūkinėjusi, dėl to bėgo vanduo ir betonas šlapo ir tuo pačiu tekėdavo nuo antro aukšto žemyn per sienas vanduo ir tokiu būdu atšoko tinkas, dažai ir pradėjo pelyti sienos. Išdaužę padą nustatėme konkrečiai, kaip giliai betonas sudrėkęs yra. Toliau išnuomavome įrangą, paskaičiavome žalos atlyginimui sąmatą ir darbus pradėjome.